reikalais, nors jis vardosi siela. Aš vis dar kvepuoju, nes kažkur esi tu, žemės vyksta po kojom, turi bėgti kartu. Reikia keltis ir eiti. Ką tu darysi su tais pinigais? Atstatysiu status quo. Atiduosi Kauneckui? Taip. Ne, nu aš be žodžių. Kas yra? O tai be pinigų niekaip? Niekaip. Blemba, tokius pinigus atiduot. Užsidirsim tų pinigų, nepergyvenk. Klausau. Jeigu vietoj. Atvažiuoju. Nenoriu. Čia žinok geri, be blogo aliejaus, galim sakyti, rankų darbą. Supratau. Nu. Tai, svarbiausia, kad mes užkasim karo kirvį. Ir vėl suksime saulės. Singai. Nenoriu. Aha. Ei, tu, karštas reportažas, blin. O tai su laiką, kada jin tau parašo, įsidavolnės kaip slyva. Ne, nieko nesakau. Šiaip graži moteris. Ir proporcinga tokia, kojytės ilgos, žinai. Supratau. Bet svarbiausia, kad ir vidus būtų gražus. Nors patologoanatomai sako, kad kalbos apie vidinį žmogaus grožį yra labai perdėtos. Nenoriu, sakau. Labas. Vėl Richardo laukia? Ne, pašnekovės. Matai, aš žurnalistė. Bet turiu laiko, tai gali prisėsti. Na, jeigu siūlai. Čia jūs susitikinėdavo su Richardu? Jis tau taip sakė? Jis minėjo, kad tas restoranas buvo mėgstama jūsų vieta. Melavo. Jis ten su Kekšim susitikinėdavo. Minėjo, kad išsiskyrė dėl to, jog buvo neištikimas. Gerai būtų, jeigu tik dėl to. Tavo vanduo galiu? Žinoma. Tai dėl ko išsiskyrėt? Noriu žinot visą tiesą? Taip.
Gyvenime mes visi darom klaidų. Bet svarbu, kad jas ištaisom. Sveikas, Hardai. Labas. Tai, načelnikė, kaip saksi, nukentėjusių tarp mūsų nėra? Ne, visi laimingi, visi patenkinti. Labai, hakiai. Nu ką, netrukdau, kaip saksi, bazarį, bendraukit. Čia 6. Mano dalis. Prokuroro dalį pasiims iš Kanarskio. Jo, minėjo. Jau viskas. Tai ką dabar ant senų bėgių ir važiuojam? Nežinau. Ko tu nežinai? 1-1. Pinigus grąžinau. Dirbam toliau. Man reikia pasitart su kolektyvu. Yra kiti. Supratau, kai buvau išvažiavęs komandą pasipildė. Ne tie patys. Žinai, tokiose situacijose reikia turėti savo nuomonę. Nepyk, Hardai. Ne mano idėja buvo tai mes per bortą. Prokuroro. Aš negalėjau atsisakyti. Bet dabar pažadu. Jeigu bus koks nors judesys, aš tai iš karto perspėsiu. Nežinau. Kažkaip nedaug to pasitikėjimo liko. Situacija pasikeitė. Viską pradėkime iš pradžių. Ko tu nori? Kad aš tavęs, Simonas Šarkys, 10 kartų atsiprašyčiau. Susiskambinam. Grąžino pinigus, sako viską pamirštam. Aha, pamirštam tai pamirštam, teisingai. Kaip sakosi, saugokis ožio iš priekio, o arklio iš galo, o suktų žmogaus iš visų pusių. Teisingai. Nu, kas dabar? Kur? Pas Kanarskį. Teisingai. Šakis, jis tave mušė? Nesąmonė kažkokia. Tai dabar vaistus geria. Vaistus. Jo, jie maniakiniai priepuoliai. Ardydavos, daužydavos, paskui būdavo sakydavo, oi, atsiprašau, nepyk, čia man priepuolis, aš nekaltas. Ir senai taip? Kai metė vartoti heroiną? Heroiną. Tai pardavinėdavo, šalia po ranka būdavo ir susigundė. Paskui vežiojo, aš įvežioju po reabilitacijas, kol atstatėm. Negaliu patikėti. Oi, tai neįsivaizduoju, kiek aš prisikentėjau su juo. Kiek aš gydytojų meldžiau, kad tiesiog neuždarytų jo į psichiatrinę. Žinai, tokia gėda. Siaubas kažkoks. Tai jeigu tu su juo susitikinėsi, tai tiesiog tu žiūrėk, kad kiekvieną dieną vaistas gertų. Nes jeigu jis nors vieną dieną praleis, tai vėl iš kartas priepuolis. Pas mane jau atėjo. Tai visą kalbėjom tik tarp mūsų.
Ne? Nelidėk. Tai kaip suprantu, čia nebūsim. Ne, ten ta žiūrkė. Kalbėjotės tai kaip geriausios draugės. Tai ką kalbėjot? Apie visokius matriškus dalykėlis. Aha, šitas taip. Gerai, čia 600. Viskas. Tvarkoj. Tvarkoj. 600. Nu, ką? Palengvėjo ant širdies, ne? Palengvėjo. Galėsim pradėti viską iš naujo. Euroboras skris ir prasidės prekyba. O kaip prokuroro pinigai? Nu, aš nuėmiau nuo sąskaitos jo ir įmečiau bendrą. Žiūrėjai? Ne, nemačiau. Nu, va, pasižiūrėk. Va. Žinai, bjauriausia tik yra, kada pradeda savi pyktis. Tada nežinai, su kuo taikyti, su kuo pyktis, kam padėti, ką užjaust. Bjauru. Čia prokuroras buvo neteisus. Aišku, neteisus, bet jo pusė jėga. Ir jeigu ne tas pasišaudimas, žinai, ir velnė žino, iš kur išdygusi prokurorė, tai nežinau, ko viskas būtų pasibaigę, viskas labai gerai sukrito. Jeigu ne ta prokurorė, tai jis būtų mane dabaigęs. Tai va, aš ir sakau, kad viskas gerai sukrito. Dabar galima bus ramiai pradėti dirbti. Nu, aišku, atsargiai reikia. Nesumest visų kiaušinių į krepšį, kaip liaudis sako. Bet čia nesvarbu. Žinai, aš tau pasakysiu, Karina, nuo žapakės. Kaip atrodo Karina. Ir kas jau ten tokio ypatingo? Visai nepasikeitus. Nu, 35 metų. Lygliai 30. Tai aš ir sakau, stebuklai. Net išpylė prakaitus. Žinai, noriu pasikviesti pasimatymą. Kaip manai? Nežinai, dar nedrįstu. Gerai, eisiu, ačiū už viską. Aha, gerai, su Dievu. Sudė. Ja. Nesilva rabušės. Ką, Giliški? Viskas gerai, grąžino visas babkės. Valio. Turi pinigų, esi drakonas. Neturi, kirminonas. Pradėsim naujas statybas dabar. Aha. Jo. Nu, kur dabar? Į barą. Turi Agnė ateiti. Bon. Važiuojam. A? Nenoriu. Tau. Jau sėdi. Tai. Supratau. Paliksiu jūs vienus.
Kažkokia be nuotaikos. Ar man atrodo taip? Tai kas yra, pasakok. Buvau sutikusi Iglę. Kur? Kaviniai. Ir ką kalbėjot? Tiesiog laukiau žmogaus intervų ir sutikau jam. Tai pagalvojau, rašysiu. Šakis, jis tave mušė? Nesąmonė kažkokia. Tai dabar vaistus geria. Vaistus. Jo, jie maniakiniai priepoliai. Ardydavos, daužydavos, paskui būdavo sakydavo, oi, atsiprašau, nepyk, čia man priepolis, aš nekaltas. Ir senai taip? Kai metė vartoti heroiną. Heroiną. Tai pardavinėdavo, šalia po ranka būdavo tai ir susigundė. Paskui vežioju, aš įvežioju po reabilitacijas, kol atstatėm. Negaliu patikėti. Oi, tu neįsivaizduoji, kiek aš prisikentėjau su juo. Kiek aš gydytojų meldžiau, kad tiesiog neuždarytų jo į psichiatrinę. Žinai, tokia gėda. Siaubas kažkoks. Taip, jeigu tu su juo susitikinėsi, tai tiesiog prižiūrėk, kad kiekvieną dieną vaistas gertų. Nes jeigu jis nors vieną dieną praleis, Tai kodėl jokies? Gerai čia jinai tave patrolino. Tai melavo. Tai ne, čia visiška teisybė. Aš dar Al-Qaidai priklausau, žinok. Tai kodėl jin taip daro? Ką aš žinau? Nepatinki tu jai. Užsidėk, prašau, žiedą. Jis tau tinka. Tai ką veiksim? Tai siūlyk. Aš noriu, kad nuvažiuotume į mano tėvų namus. Noriu tave supažindinti. Važiuosim. Kur? Pamesim mane su Agne iki mano tėvų namų. O parūkom. Žvalgytumės. Supratau. Kada? Prieš valandą? Tai aišku, kad aš nieko nežinojau. Taigi jo advokatas su manim nekalba. Tai taip. Gerai, viskas. Iki. Kieno advokatas su tavim nekalba?